Taip pat norėčiau visų paprašyti išsijungti mikrofonus ir po seminaro mes visiems atsakysim į visus jums rūpimus klausimus. Tu juos galėsit užduoti tiek balsu, tiek galėsit parašyti žinutę į chatą. Tai pradžiai norėčiau pristatyti įstaigą. Neriau, tada gal perjunkite skaidrę. Taip, tai mūsų įstaigos viešosios įstaigos Ekoagros pagrindinė veikla yra ekologinės gamybos sertifikavimas ir kontrolė Lietuvoje. Kaip gal dauguma jau žinot, Ekoagros yra vienintelė kontrolės institucija ir ją Lietuvos Respublikos vyriausybė paskyrė atlikti oficialią kontrolę ekologinės gamybos srityje. Tai noriu dar visiems priminti, kad Ekoagros nėra teisės aktų leidėjas. Tokiu pagrindu yra užtikrinamas pamatinio efektyvios kontrolės principo įgyvendinimas, teisės aktus ir reikalavimus nustatančios ir jų laikymas prižiūrinčios institucijos yra skirtingos. Tai kaip jau minėjau, kad mes nesam teisės aktų leidėjas. Taip, tada supažindinsiu su kontrolės institucijos pranašumais, tai jų yra keletas, tai vienas iš jų yra veiksmingumas, tai renkami ir panaudojami veiksmingai kontroliai būtini duomenys ir informacija ir iš kitų valstybės institucijų, yra patikimumas vartotojai, tai veiksminga nešališkos trečios šalies kontrolė, yra pridėtinė vertė ir garantija pirkėjui ir Ekoagros yra nepelno siekianti organizacija. Taip pat kaip jūs žemdirbius, taip ir mus kontrolierius mūsų nuolat tikrina ir vertina, tai tiek Europos komisija, Žemės ūkio ministerijos centralizuoto audito skyrius, NMA, nacionalinės akreditacijos biuras, įvairius išoriniai finansų auditai ir panašiai. Taip, pas mus yra siekiant kokybės ir gerą darbą, geros paslaugos teikimą, yra sukurta vidaus kontrolės ir kokybės ir nešališkumo sistema. Tai Ekoagros darbo kokybę, efektyvumą ir nešališkumą užtikrinančios yra pagrindinės vidinės taisyklės, tokios kaip kokybės vadovas ir vidaus kontrolės sistema, antikorupcinė vadybos sistema, etikos kodeksas, viešųjų privačių interesų derinimo bei nulinės dovanų politikos nuostatos, darbuotojų kvalifikacijos kėlimo programa. Pagal Ekoagros klientų anoniminės apklausos duomenys 2024 metų mūsų įstaigos darbą ir darbuotojų ir įstaigos darbą vertina labai gerai, maždaug 92% veiklos vykdytų. Tai kaip kontrolės institucijai tai tikrai aukštas rodiklis. Dabar dar supažindinsiu apie sertifikavimo plotų pokyčius ir ūkių skaičių pokyčius per 3 pastaruosius metus. Tai kaip pateiktoje skaidrėje matote, kad 2022 metais sertifikuotų ūkių plotas buvo 271 tūkstantis su biškiu hektarų, o veiklos vykdytojų užsiimančių ekologinę gamybą skaičius buvo 2645 ūkiai. Ir 2023 metais buvo Lietuvoje ekologiniam sektoriui šioks toks nuosmukis, tai sumažėjo ir sertifikuotų ūkių skaičius iki 2596 ir sumažėjo plotas apie 30 tūkstančių, 32 tūkstančių hektarų. Pernai metais plotas šiek tiek padidėjo apie beveik 11 tūkstančių hektarų ir ženkliai jau padidėjo sertifikuotų ūkių skaičius. Aišku, čia nėra vien žemdirbiai pirminės gamybos vykdantis veiklos vykdytojai, čia yra įskaičiuoti ir tvarkybą užsiimantis ekologinės gamybos ūkio subjektai. Iš visų šitų paminėtų
sertifikuotų ūkių. Gyvulininkystės sertifikuoja 22 metais 1204, 23 metais 1188, 24 1244. Tai maždaug bendras skaičius yra labai neženkliai kinantis, tai yra apie 45% su trupučiu. Pernai ir nesiekė visai 45%. Taip, dar kas yra vienas iš pagrindinių dalykų, tai yra, kaip minėjau, kad mes nesam teisės aktų rengėjai ir leidėjai, tai visus teisės aktus leidžia kitos institucijos. Pamatinis teisės aktas tai yra Europos parlamento ir tarybos reglamentas, kurio yra numeris 2018-848, kuriuo yra nustatomi ekologinės gamybos principai ir taisyklės. Ir taip pat prie jo yra išleista dar ne vienas ir ne du deleguoti ir įgyvendinamieji teisės aktai. O Lietuvos žemės ūkio ministerija parengė ir išleidžia ekologinės gamybos ūkio taisyklės, kurios apibrėžia tam tikrų reikalavimo ir reglamento nuostatų įgyvendinimą. Taip, tai dabar sekančiai skaidrėje jau aš perduosiu Nerijui žodį, kuris supažindins su detalesniais reikalavimais, atitiktim ir panašiai. Tai Nerijau, tada tavo žodis. Labą dieną visiems. Norėčiau prisistatyti, tai VŠI Ekoagras Utenos filialo tikrintojas Nerijus Endžikas. Ir norėčiau seminaro metu pabandykime panagrinėti, ko ekologija reikalauja iš veiklos vykdytojų, kitaip sakant, ko reikalauja tikrintojai, ekspertai, auginant ekologiškai galvijus, avis, ožkas, arklius ir kokie dažniausiai pasitaikintys neatitiktinumai. Tai pirma skaidrė, ne pirma, šešta skaidrė, tai yra pavaizduota, kaip galima ekologijai auginti, sakykime, kaip pavyzdys. Jeigu galvijai ekologiniai, tai visi turi būti galvijai ekologiniai. Negali būti dalis ekologinių galvijų, dalis ne. Sakykime, kaip dar pavyzdys galvijai ekologiniai. Ir čia parodyta, kad vištos, tarkim, ne ekologinės. Viskas čia gerai, bet turi būti labai griežtai atskirta, kad kartu negali būti ir auginti ir ekologiškai, ir kartu būti neekologiškai. Gyvūnų truputį atsiprašau, kažko man nelabai rodo. Gyvūnų identifikavimas. Pagal Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymą, kiekvienas laikytojas privalo registruoti galvijus, avis, ožkas, kiaules, arklinių šeimos gyvūnų laikymo vietas ir juose laikomus galvijus, avis, ožkas, kiaules, arklinių šeimos gyvūnus. Ekologiškai užauginti ūkiniai gyvūnai ir naminiai paukščiai turi būti gimę arba išsiritę ir užauginti ekologinės gamybos vienetuose. Reikalavimai ūkininiai veisliai. Pasirinkdami veislės ar padermes, veiklos vykdytojai atsižvelgia į tai, kad pirmenybė būtų teikiama veislėms ar padermėms pasižyminčioms didelę genetinę įvairovę. Į gyvūnų gebėjimą prisitaikyti prie vietos sąlygų, jų veislinę vertę, jų ilgaamžiškumą, gyvybingumą ir atsparumą ligoms arba sveikatos problemoms. Bet tuo pačiu
nepakenkiat jų geroviai. Be to gyvūnų veislės arba padermės atrenkamas taip, kad būtų išvengta su kai kuriomis intensyviam auginimui naudojamomis veislėmis ar padermėmis susijusių specifinių ligų arba sveikatos sutrikimų, staigios mirties, savaiminio persileidimo ir sunkaus jauniklių atsivedimo, kurių metu reikia atlikti cezario pjūvį. Pirmenybė teikiama vietinėms veislėms ir padermėms. Galvijų, avių, ožkų, arklių kilmė. Veisiant ekologiškai auginamus gyvūnus laikomasi šių nuostatų. Reprodukcijai naudojami natūralūs metodai, tačiau leidžiamas ir dirbtinis apvaisinimas. Reprodukcija neskatinama ar nestabdoma hormonais ar kitomis panašių poveikių turinčiomis medžiagomis, išskyrus tuos atvejus, kai atskiram gyvūnų taikoma veterinarinė terapija. Nenaudojamas kitos dirbtinės reprodukcijos formos, pavyzdžiui, klonavimas ir embrionų perkėlimas. Veislių parinkimas atitinka ekologinės gamybos principus, užtikrina aukštą gyvūnų gerovės lygį, padeda užkirsti kelią bet kokioms gyvūnų kančioms ir išvengti būtinybės juos luošinti. Prašymai įsigyti neekologiškai užaugintus ūkinius gyvūnus. Neekologiškai užauginti ūkiniai gyvūnai gali būti įvesti į ekologinį gamybos vienetą, kai ekologiškų gyvūnų duomenų bazėje nėra ekologiškai užaugintų ūkinių gyvūnų. Veisimo tikslais neekologiškai auginti jaunikliai gali būti vesti į bandą ar pulką, kai banda arba pulkas formuojamas pirmą kartą. Jie turi būti auginami pagal ekologinės gamybos taisykles iš karto po nujungimo. Be to, tų gyvūnų traukimo į bandą ar pulką dieną taikomi šie apribojimai. Galvijai ir arklių šeimų gyvūnai turi būti jaunesni nei 6 mėnesių. Avys ir ožkos turi būti jaunesnės nei 60 dienų. Veisimo tikslais siekiant atnaujinti bandą ir pulką, jį gali būti vesta neekologiškai auginti suaugę patinai ir neekologiškai augintos palikuonių niekada neturėjusios patelės. Jie vėliau turi būti auginami pagal ekologinės gamybos taisykles. Be to, patelių skaičiui taikomi šie metiniai apribojimai. Reiškia, gali būti įvesta nedaugiau kaip 10% suaugusių arklinių šeimos gyvūnų arba galvijų ir 20% suaugusių avių ar ožkų. Gamybos vienetų, kuriuose yra mažiau kaip 10 arklinių šeimų gyvūnų ar galvijų, arba mažiau negu 5 avys ar ožkos atveju, toks atnaujinimas gali būti nedidesnis kaip 1 gyvūnas per metus. Aukščiau nurodyti procentiniai dydžiai gali būti padidinti iki 40% su sąlyga, kad kompetentinga institucija būtų patvirtinusi, kad yra patenkinta bet kuri iš toliau nurodytų sąlygų. Reiškia, ūkis yra iš esmės plečiamas, viena veislė pakeista kita, pradėta naujų ūkinių gyvūnų auginimo veikla. Ir lentelėje matote suaugusiais laikomi šio amžiaus ūkiniai gyvūnai.
arklinių šeimos gyvūnai 2 metai, galvijai 12 mėnesių, avys 7 mėnesiai, ožkos 10 mėnesių. Taip, galima, yra tokia duomenų bazė galvijų, kur prašymai teikiami ir leidimai išduodami ekologiškai auginamų gyvūnų ir ekologinės akvakultūros gyvūnų jauniklių duomenų bazėje. Toliau skliausteliuose ekologiškų gyvūnų duomenų bazė, kuri yra pasiekiama interneto adresu. Kaip matot, organic.lt. Čia užsiregistravę jūs galite, jeigu nėra ekologiškų gyvūnų, galite prašyti prašymą dėl neekologiškų. Perėjimą prie ekologinio laikotarpiai. Nustatyti šie perėjimą prie ekologinės gamybos laikotarpiai ūkiniams gyvūnams, kurie buvo įvesti į ekologinės gamybos vienetą, 12 mėnesių mėsiniams galvijams ir mėsiniams arklių šeimos gyvūnams. Bet kuriuo atveju netrumpiau kaip 3/4 jų gyvenimo trukmės. 6 mėnesiai avims, ožkoms ir pieno gamybai skirtiems gyvūnams. VŠI Ekoagros tinklapį pateikiama perėjimo prie ekologinės gamybos laikotarpių skaičiuoklė. Kaip pavyzdys būtų tokia lentelė. Pagal reglamentą 218.848 antras priedas, antra dalis, 1.2.2 punktas, A papunktis. Galvijams, mėsai ir arklinių šeimos gyvūnams netrumpiau kaip 3/4 jų gyvenimo trukmės, bet ne mažiau kaip 12 mėnesių. Ir kaip matot, įrašyti gimimo data, tai 20.12.12, įsigijimo data 24.03.15, amžius dienomis įsigijimo metu 1189, pereinamo laikotarpio trukmės dienomis 3/4 gyvenimo trukmės 891.75 ir pereinamo laikotarpio pabaiga 26.08.23. VŠI Ekoagros tinklapyje pateikiama perėjama prie ekologinės gamybos laikotarpio skaičiuoklė. Dar viena. Pienui, avims, ožkoms bei kiauliams. Pagal vėl minėtas reglamentus, pienui 6 mėnesiai, įrašyti įsigijimo data 24.03.15, pereinamo laikotarpio trukmė dienomis 182 dienos. Pereinamo laikotarpio pabaiga būtų 24.09.13. Avims, ožkoms bei kiauliams 6 mėnesiai. Tai reiškia įrašyti įsigijimo data 24.03.16, trukmė 182 dienos, pereinamo laikotarpio pabaiga 24.09.14. Neekologiškai auginti gyvūnai iki perėjimo prie ekologinės gamybos laikotarpio pabaigos nuo kitų ūkinių gyvūnų turi būti laikomi atskirai arba turi būti atpažįstami. Gyvūnų registravimas. Įsigyti gyvūnai iš neekologinės gamybos ūkio registruojami ekologinės gamybos žurnalo antroje lentelėje.
Šitos žurnalus visus galite rasti VŠI Ekoagros puslapyje. Kas turi būti pildoma? Tai turi būti pildoma viršuj veiklos vykdytojas, tada arba ten įmonės pavadinimas, valdos kodas, metai. O pačioj lentelėje ūkinio gyvūno individualus numeris, rūšis, ūkis reproduktorius, kiekis, kilmė, gimimo metai, mėnuo data, atvežimo data, data, kada baigėsi perėjimo prie ekologinės gamybos laikotarpis. Ir paskirtis, sakykime, veisliai. Bendrieji ūkinių gyvūnų mitybos reikalavimai. Ūkiniai gyvūnai turi būti šeriami ekologiškais arba perėjimo prie ekologinės gamybos laikotarpio pašarais, atitinkančiais gyvūno mitybos reikalavimus skirtingai jo vystymosi etapais. Ūkinių gyvūnų pašarai turi būti gauti pirmiausiai iš žemės ūkio valdos, pačia šeimininko pagamintais pašarais, kurioje laikomi gyvūnai, arba iš kitų to paties regiono valdų ekologinės gamybos arba perėjimo prie ekologinės gamybos laikotarpio vienetų. Ne mažiau kaip 70% pašarų turi būti iš to paties ūkio. Arba, jei tai neįmanoma, arba tokio pašaro nėra pagaminta, bendradarbiaut su kitais ekologinės gamybos laikotarpio gamybos vienetais ir pašarų veiklos vykdytojais, naudojančiais pašarus ir pašarinę žaliavą iš to paties regiono. Bent 60% sausios medžiagos įeinančios į dienos racioną turi sudaryti rupieji pašarai, žali arba džiovinti pašarai arba silosas. Pieniniams gyvūnams ankstyvosios laktacijos metu šią procentinę dalį leidžiama sumažinti iki 50%, neilgesniam kaip 3 mėnesių laikotarpį. Žemės ūkio valdose, kuriuose ekologiškai auginami ūkiniai gyvūnai, vidutiniškai iki 25% pašarų raciono gali sudaryti perėjimo prie ekologinės gamybos laikotarpio antraisiais metais gauti perėjimo prie ekologinės gamybos laikotarpio pašarai. Ši procentinė dalis gali būti padidinta iki 100%, kai šie perėjimo prie ekologinės gamybos laikotarpio pašarai yra gauti iš valdos, kurioje yra laikomi ūkiniai gyvūnai. Iki 20% viso vidutinio pašarų, kuriais šeriami ūkiniai gyvūnai, kiekio gali sudaryti pašarai gaunami gyvūnus ganant arba nuimant derlių savo ūkio daugiametėse ganyklose arba sklypuose, kuriuose auginami daugiamečiai pašarai arba baltyminiai augalai. Užsėtose pagal ekologinio valdymo reikalavimus, pirmais tų sklypų perėjimo prie ekologinės gamybos laikotarpio metais, jeigu tie sklypai yra tos pačios valdos dalis. Kai šėrimui naudojami savo ūkio 1 metų pereinamo laikotarpio ir 2 perėjimo prie ekologinės gamybos metų laikotarpio pašarai, bendra suminė tokių pašarų procentinė dalis turi neviršyti 25%. Ūkinių gyvūnų
pašarai. Gyvūnų mitybai leidžiami naudoti mineralinės kilmės pašarai, mikroelementai, vitaminai ar provitaminai yra natūralios kilmės. Išskyrus tuos atvejus, kai nėra galimybės gauti pakankamą kiekio ar kokybės tokios kilmės produktų ar medžiagų, arba kai pakaitalų nėra. Naudoti neekologiškus prieskonius, žoleles, melasą leidžiama, kadangi nėra tokių produktų ekologiško atitikmens. Jie turi būti pagaminti arba paruošti nenaudojant cheminių tirpiklių ir jie nenaudojami ne daugiau kaip 1% atitinkamos rūšies gyvūnų pašarų raciono, apskaičiuojant kasmet kaip žemės ūkio kilmės pašarų sausosios medžiagos procentinę dalį. Leidžiami naudoti ekologinėje gamyboje pašarai arba gaminant pašarus, leidžiami naudoti produktai ir medžiagos yra nurodyti reglamente 2021/1165 trečiam priede. Veiklos vykdytojai katastrofinių aplinkybių, nepalankaus klimato reiškinio, gyvūnų ligų, su aplinka susijusio ekologinio įvykio, gaivalinės nelaimės, katastrofinio įvykio, gamybos rūšiai atveju gali kreiptis į kontrolės instituciją leidimo dėl išimtinių ekologinės gamybos taisyklių taikymo. Tais atvejais, kai pašarų produkcija prarandama arba yra nustatomi apribojimai, ūkinius gyvūnus galima šerti neekologiškais pašarais, o ne perėjimą prie ekologinės laikotarpio pašarais arba ekologiškais pašarais. Leidžiama ekologiškai auginamiems atrajotojams naudoti su pašarų racionu sintetinius vitaminus A, D ir E, kurie visiškai atitinka vitaminus gautus iš žemės ūkio produktų. Nenaudojamos augimą skatinančios medžiagos ir sintetinės amino rūgštys. Augalinės, dumblių, gyvūninės arba mielių kilmės pašarinės žaliavos turi būti ekologiškos. Žinodami gyvūnai šeriami pageidautina motinos pienu minimalų laikotarpį. Tai galvijams ir arklių šeimos gyvūnams 90 dienų po gimimo, avims ir ožkoms 45 dienos po gimimo, ne mažiau. Tuo laikotarpiu turi būti nenaudojami pieno pakaitalai, kurių sudėtyje yra chemiškai susintetintų arba augalinės kilmės sudedamųjų dalių. Gyvulininkystės produktų gamyboje draudžiama riboti šėrimą, nebent tam yra pagrįstų veterinarinių priežasčių. Toliau, veiklos vykdytojai privalo registruoti duomenis apie šėrimo tvarką ir atitinkamais atvejais ganymo laikotarpį. Visų pirma, jie registruoja
pašarų pavadinimus, įskaitant duomenis apie naudojamų pašarų tipą. Pavyzdžiui, kombinuotieji pašarai. Įvairių pašarinių žaliavų proporcijas pašaruose ir pašarų savo ūkio ar to paties regiono proporciją ir atitinkamais atvejais ganymo ganyklose laikotarpius, sezoninio gyvūnų pervarimo ganyklas laikotarpius, kai taikomi apribojimai ir saugo patvirtinamuosius dokumentus. Gyvūnų šėrimo apskaita registruojama 4 ekologinės gamybos žurnalo lentelėje. Tai vėl viršuje rašomas veiklos vykdytojas arba įmonės pavadinimas, valdos numeris ar įmonės kodas, metai, mėnuo. Tai būtų diena. Tai būtų lentelė, pavyzdžiui, kaip melžiamos karvės nurodyta šeriama, tai būtų šienainis ir traiškyti grūdai. Vasariniai miežiai, vasariniai kviečiai, avižos. Čia kur taip, tai čia savi pašarai, kur ne, pirktiniai pašarai. Tada kilogramai, mato vienetas, statusai ir viso per dieną, kiek pašarų tenka vienam ūkiniam gyvūnui. Toliau data, laikotarpis. Veršeliai iki 3 mėnesių. Pienas 6 kilogramai ir laikotarpis. Ūkinių gyvūnų sveikatos priežiūra. Ligų profilaktika grindžiama veislės ar padermės parinkimu, auginimo valdymo praktika, aukštos kokybės pašaro, judėjimu, tinkamų gyvūnų laikymo tankių ir pakankamomis bei tinkamomis higieniškomis laikymo patalpomis. Liga gydoma nedelsiant, kad gyvūnas nesikankintų, kai netinka fitoterapiniai, homeopatiniai ir kiti produktai, jei būtina, laikantis griežtų sąlygų ir veterinarijos gydytojo atsakomybė, gali būti naudojami chemiškai susintetiniai alopatiniai veterinariai vaistai, įskaitant antibiotikus. Visų pirma, nustatomi gydymo kurso apribojimai ir išlaukos. Išlauka, kuri prasideda paskutinį kartą davus gyvūnui chemiškai susintetintą alopatinį veterinarinį vaistą, įskaitant antibiotiką, įprastomis naudojimo sąlygomis ir baigėsi ekologiškų maisto produktų gamyba, iš tokių gyvūnų turi būti 2 ilgesnė už išlauką nurodyta direktyvos 2001/82/EB 11 straipsnėje ir turi būti netrumpesnė kaip 48 valandos. Leidžiama naudoti imunologinius veterinarinius vaistus. Vakcinos yra imunologiniai veterinariniai vaistai. Ir pagal reglamentą 218/848 antrą priedą antros dalies 1.5.2.5 punktas jų naudojimo nereglamentuoja.
Kai gyvūnui dėl ligos ar sužeidimo būtinas skubus gydymas, tokie vaistai turėtų būti naudojami tik tiek, kiek tikrai būtina, kad gyvūno būklė vėl būtų gera. Išskyrus skiepijimą, parazitų naikinimą, privalomas likvidavimo schemas, jeigu gyvūnui arba gyvūnų grupiai per 12 mėnesių taikomi daugiau kaip 3 gydymo chemiškai su sintetiniais alopatiniais veterinariniais vaistais, įskaitant antibiotikus, kursai arba daugiau kaip 1 gydymo kursas, jei to gyvūno arba gyvūnų grupės reprodukcijos ciklas yra trumpesnis kaip 1 metai, nei ūkiniai gyvūnai, nei iš jų gauti produktai neparduodami kaip ekologiški. O gydytiems ūkiniams gyvūnams taikomi iš naujo perėjami prie ekologinės gamybos laikotarpiai. Jei ūkiniai gyvūnai gaunami iš neekologinės gamybos vienetų, atsižvelgiant į vietos aplinkybės, taikomos specialios priemonės, kaip antai kontroliniai patikrinimai ar karantino laikotarpiai. Toliau dėl šalinimo ragų. Šalinti ragus, ragų užuomazgas išimties tvarka gali būti leidžiama, bet tik išnagrinėjus kiekvieną konkretų atvejį. Ir tik jei tai pagerinama ūkinių gyvūnų sveikata, gerovė arba higiena, arba tada, kai priešingų atveju kitų pavojus darbuotojų saugai. Kaip tai atliekama, ogi kompetentinga institucija leidžia atlikti tokius veiksmus, tik jei veiklos vykdytojas yra tinkamai pagrindęs priežastis ir jis pateikęs tai kompetentingai institucijai, o tuos veiksmus vykdyti kvalifikuoti darbuotojai turi. Gyvūnų kančios turi būti kuo labiau sumažintos, taikant tinkamą nejautrą arba analgeziją, o kiekvieną veiksmą turi atlikti tik kvalifikuoti darbuotojai ir tik pasirinkus tinkamiausią amžių. Veiklos vykdytojai registruoja duomenis arba saugo patvirtinamuosius dokumentus susijusius su bet kokiu taikytų gydymu, kuriuose visų pirma nurodyti gydytų gyvūnų identifikavimo duomenis, gydymo datą, diagnozę, dozavimą, gydyti naudoto produkto pavadinimus ir kai taikoma veterinarinės priežiūros išrašytas receptas. Taip pat išlauka taikyta prieš parduodant ir ženklinant gyvulininkystės produktus kaip ekologiškus. Auginimo praktika, įskaitant gyvūnų laikymo tankį ir laikymo patalpose sąlygas, turi būti tokia, kad būtų tenkinami gyvūnų vystymosi fiziologiniai ir etologiniai poreikiai. Gyvūnų laikymo tankis pastatuose turi būti toks, kad jiems būtų patogu. Būtų paisoma jų gerovės ir tenkinami kiekvienos rūšies gyvūnams būdingi poreikiai. Ir visų pirma turi priklausyti nuo gyvūnų rūšies veislės ir amžiaus. Bent pusę nustatyto mažiausio uždarų patalpų ir lauko aikštelių ploto sudaro kieta danga, tai yra ne lentelės arba grotelės.
bet kurios rūšies ūkinių gyvūnų auginimui nenaudojami nei narvai, nei gardai ir jie nelaikomi be kraiko pakloto. Pastato izoliacija, šildymo ir vėdinimo sistemos turi būti tokios, kad būtų palaikoma gyvūnų gerovės reikalavimus, atitinkanti oro cirkuliacija, dulkių lygis, temperatūra, santykinė oro drėgmė ir dujų koncentracija. Į pastatą iš lauko turi patekti pakankamai oro ir šviesos. Gyvūnams reikalinga mažiausia paviršiaus uždarose patalpose ir lauko aikštelėse plotas ir su patalpomis susiję techniniai duomenys nurodyti komisijos įgyvendinimo reglamente 20/464 pirmam priede. Lietuvoje daugiausia paplitęs galvijų auginimas, tai galvijų prieauglis, mėsiniai galvijai, pieninės karvės, veisliniai buliai. Uždaroje patalpoje tai būtų galvijams, prieaugliui, mėsiniam galvijam iki 100 kg, 1,5 kvadratinio metro, iki 200 2,5 kvadratinio metro, iki 300 kg 4 kvadratiniai metrai. Jeigu daugiau kaip 350 kg, 5 ne mažiau kaip 1 kvadratas 100 kg. Pieninės karvės 6 kvadratai, veisliniam buliui 10. Lauko aikštelės reiškia iki 100 1,1 kvadratinis metras, iki 200 1,9 kvadratiniai metrai, iki 300 3 kvadratiniai metrai. Jeigu daugiau kaip 350 kg, 3,75, ne mažiau kaip 0,75 kvadrato 100 kg. Atitinkamai pieniniam karvėm 4,5, veisliniam buliui 30 kvadratų. Teritorijose su atitinkamus klimato sąlygomis, kuriomis gyvūnus galima laikyti lauke, ūkinių gyvūnų laikymas patalpose nėra privalomas. Tokiais atvejais gyvūnai turi turėti galimybę patekti į pastoges arba pavastingas vietas, kad galėtų apsisaugoti nuo nepalankių oro sąlygų, kaip pavyzdžiui ten Hailandai. Draudžiama rišti arba izoliuoti ūkinius gyvūnus išskyrus atvejus, kai dėl pagrįstų veterinarinių priežasčių atskyrus gyvūnus reikia pririšti arba izoliuoti ribotą laikotarpį. Izoliuoti ūkinius gyvūnus gali būti leidžiama ir tik ribotą laikotarpį, tik tuo atveju, jei kyla pavojus darbuotojų saugai ar dėl priežasčių susijusių su gyvūnų gerove. Kai dėl veterinarinių priežasčių veršeliai yra laikomi atskirai, jie turi būti laikomi ant tvirto pagrindo grindų ar šiaudų kraiko. Veršeliai turi galėti lengvai apsisukti ir patogiai visų ilgiu atsigulti. Taikoma išimtis ir galvijus leidžiama rišti ūkiuose, kuriuose yra laikoma ne daugiau kaip 50 suaugusių
gyvūnų, jei neįmanoma galvijų laikyti grupėmis, atitinkančiams jų elgesio reikalavimus. Tačiau su sąlyga, kad ganymo laikotarpiu jie galėtų patekti į ganyklas, o tvartiniu laikotarpiu būtų išgenami į diendaržius bent 2 kartus per savaitę, registruojama ekologinės gamybos žurnalo 3 lentelėje. Bent 2 kartus į savaitę, jeigu yra tinkamas geras oro sąlygos. Ekologiškai auginamų ūkinių gyvūnų negalima laikyti aptvare, kurio dirvožemis labai drėgnas arba pelkėtas. Atkreipkime dėmesį, jog atnaujinta ekologinės gamybos žurnalo 3 lentelės forma šiais metais. Ūkiniai gyvūnai turi nuolatos turėti galimybę ganytis diendaržiuose, kuriuose gyvūnai galėtų judėti. Geriausia ganyklose, kai tai leidžia oro sezoninės sąlygos, taip pat žemės būklė. Išskyrus atvejus, kai pagal sąjungos teisės aktus taikomi su žmonių ir gyvūnų sveikatos apsaugos susiję apribojimai ir įpareigojimai. Galvijų patinai, kuriems daugiau kaip 1 metai, turi turėti galimybę ganytis ganykloje arba diendaržyje. Apie tankį. Bendras gyvūnų laikymo tankis turi būti toks, kad nebūtų viršijamas 170 kg organinio azoto vienam hektarui žemės ūkio paskirties žemės kiekis per metus. Tinkamam ūkinių gyvūnų tankiui nustatyti kompetentinga institucija nustato sutartinius ūkinių gyvūnų vienetus, remdamasi kiekvienu konkrečiu tam tikrai gyvūniniai produkcijai taikomų reikalavimų nustatytais skaičiais. Sutartinis gyvulys. Sutartinis vienetas, kuriuo nusakomas mėšlo šaltinis. Laikoma, kad vieno sąlyginio gyvulio per metus išskiriamame mėšle yra 100 kg bendrojo azoto, mėšlo ir srutų tvarkymo aplinkosaugos reikalavimų aprašas. Gyvūnų gerovė. Per visą gyvūno gyvenimą, taip pat skerdimo metu, turi būti vengiama gyvūno kančios, skausmo ir baimės, ir tokią būseną patirti gyvūnas turi kuo mažiau. Visi su gyvūnų laikymu ir su jų priežiūra vežant, skerdžiant susiję asmenys turi turėti reikalingų, pagrindinių, su gyvūnų sveikatos ir gerovės poreikiai susijusių žinių, taip pat ir įgūdžių, ir turi būti baigę tinkamus mokymus. Ūkiniai gyvūnai negali būti laikomi tokiamis sąlygomis arba jiems skiriama tokia mityba, kuri gali sukelti anemiją. Penint bet kurioje auginimo stadijoje visada laikomasi kiekvienai rūšiai įprastų mitybos modelių ir gyvūnų gerovės principų. Draudžiama šert per prievartą. Jeigu gyvūnas nenori, šert per prievartą nereikia. Taikiant reglamento 2018/848 24 straipsnio 1 dalies punktą gyvulininkystėje naudojamiems tvenkiniams
narvams, talpykloms, kanalams, pastatams ar įrenginiams valyti ir dezinfekuoti gali būti naudojami tik reglamento 21/1165 ketvirto priedo A dalyje išvardyti produktai, jei jie atitinka sąjungos teisės nuostatas. Visų pirma, reglamentą numeris 648/2004 ir reglamentą numeris 528/2012 ir kai tai taikytina, sąjungos teisės grindžiamas nacionalinės nuostatas. Veikliosios medžiagos, kurios negali būti naudojamos kaip biocidiniai produktai, yra išvardintas reglamento 21/1165 ketvirto priedo D dalyje. Visada galim pasitikrinti, ar priemonė biocidinė ir į taip jos veikliąsias medžiagas galite biocidinių produktų duomenų bazėje. Adresas nurodytas skaidrėje. Apie atliktą įrangos ar patalpų valymą informacija registruojama ekologinės gamybos žurnalo 7 lentelėje. Dažniausiai pasitaikančios neatitiktys. Veiklos vykdytojas be išankstinio leidimo įvedė neekologiškai užaugintus gyvūnus. Veiklos vykdytojui buvo leista, bet jis nesilaikė reikalavimų arba sąlygų, pagal kurias suteikia išimtis leidimas įvesti neekologiškai užaugintus gyvūnus. Prieš įsigyjant neekologiškai užaugintą gyvūną turi būti gaunamas kompetitingos kontrolės institucijos leidimas. Prašymai teikiami ir leidimai išduodami ekologiškai auginamų gyvūnų ir ekologinės akvakultūros gyvūnų jauniklių duomenų bazėje. Veiksmo tikslais, siekiant atnaujinti bandą ar pulką, į jį gali būti įvesti neekologiškai auginti suaugę patinai ir neekologiškai augintos palikuonių niekada neturėjusios patelės. Kaip ir minėjau prieš tai skaidrėse, pasikartosiu, suaugusiais laikomi šie amžiaus ūkiniai gyvūnai, arklinių šeimos gyvūnai 2 metai, galvijai 12 mėnesių, avys 7 mėnesiai, ožkos 10 mėnesių. Būna ir taip, kad nesilaikoma bendrųjų ūkinių gyvūnų mitybos reikalavimų. Žemės ūkio valdose, kuriuose ekologiškai auginami ūkiniai gyvūnai, reiškia iki 20% viso vidutinio pašarų, kuriais šeriami ūkiniai gyvūnai, kiekio gali sudaryti pašarai, gaunami gyvūnus ganant arba nuimant derlių savo ūkio daugiametinėse ganyklose arba sklypuose, kuriuose auginami daugiamečiai pašarai arba baltyminiai augalai, užsietose pagal ekologinio valdymo reikalavimus, pirmaisiais tų sklypų perėjimo prie ekologinių metais, jeigu tie sklypai yra to pačios valdos dalis. Sertifikuojamų gyvūnų negalima šerti pirmų perėjimo prie ekologinės gamybos metų varpinių javų produkcijos. Išskyrus atvejus, kai visas veiklos vienetas yra pirmų perėjimo
prie ekologinės gamybos laikotarpio. Taip pat būna, kad nesilaikoma ganymo reikalavimų. Ūkiniai gyvūnai turi nuolatos turėti galimybę ganytis piendaržiuose, kuriuose gyvūnai galėtų judėti, geriausia ganyklose, kai tai leidžia oro ir sezoninės sąlygas. Taip pat žemės būklė, išskyrus atvejus, kai pagal sąjungos teisės aktus taikomi su žmonių ir gyvūnų sveikatos apsauga susiję apribojimai ir įsipareigojimai. Sertifikuojamų gyvūnų negalima ganyti nesertifikuojamuose plotuose. Ačiū už dėmesį. Jeigu kažkada kažkam ar neaišku, ar abejojat, visada galit pasiskambinti į Ecagras tikrintojam arba ekspertėm. Tai būtų tiek šios dienos seminarą. Tai ačiū Nerijai. Čia buvo nemažai klausimų, kuriuos pasistengėm atsakyti. Gal turit žodžio, kas pasiklausti? Labą dieną. Labą dieną. Ar girdit mane gerai? Girdim, gerai, ačiū. Teresa čia Gedvilienė iš Vilniaus rajono trukdo. Aš norėčiau, jeigu čia į temą bus, pasiklausti dėl 3A lentelės pildymo. Dabar pasikeitė lentelės ir gal galima truputį praplėsti tą, kaip tiksliai užpildyti. Buvo dabar neatliko kaip ir mocioną, ar taip aš supratau, jeigu laisvai yra, paleidžiami gyvūnai. 3A lentelė, tai tuoj palaukit, aš turiu mintinai iš jų nežinau, tai aš atsidarysiu tada ir gal aš galėsiu ir pabendrinti ekraną ir tada pasižiūrėsim. Tai jau... Man neduoda Nerijų pabendrintų atšauk, jeigu bendrinimą gali tą raudoną, žalią rodiklę, gal tada man leis pabendrinti ekraną. Taip, tai 3 lentelė tuoj, jeigu nepavyks pabendrinti, tai aš tik tai žodžiu pristatysiu. Tai yra, joje registruojama tai galvijų, avių, ožkų, arklinių šeimos, elninių gyvūnų triušių ganymo apskaita. Tai yra ji iš 2 dalių. Yra viena dalis yra ganymas ir antra dalis jos yra neganimas. Tai pirmoji daly reikėtų rašyti gyvūnus ar individualius numerius ar bandas ar grupės rašyti, rūšis, skaičių ir ganimo sezono pradžios datą. Tai tenais kaip pavyzdys gal bus gegužės 1 dieną, nuo tada pradėta visi tie gyvūnai ganyti. Ir kažkada jau baigsis, gal bus lapkričio 1 ar 10 ar 15 dieną. Ir tada įrašysit, kada visi gyvūnai buvo pabaigti ganyti, tai yra parsivedė atitvartą ir pradėjo tvartinį laikotarpį. Jeigu dabar tikriausiai gal matosi, ne, lentelė? Matosi. Tai va čia įrašysit ūkinio gyvūno, ar tai jeigu pavieniai yra individualius numerius, jeigu visa banda, tai visa banda, jeigu grupė, tai grupė, rūšis įrašysit, kiek tai yra gyvūnų skaičius ir ganimo sezonos pradžios data. Tai ten, kaip pavyzdys, gegužės bus 1. Ir čia parašysit tada jau pabaigos datą, kai jau parsivarysit tuos gyvūnus į tvartą. Ir čia dar būna atvejai, kai veiklos vykdytai naktim, tai ar avis, ar ten kitokius gyvūnus dar parsivaro į tvartą. Tai mes kartais nuvažiavę ten į ūkį ten ar 10 valandą
ir randam tvarte ir sako, aš va ten dar laikau tvarte ir tada dėl to taip darau. Tai mums tada norime žinoti informaciją, ar jūs uždarot naktimį tvartą ar neuždarot. Tai va, tai jeigu uždarot, tai pažymėsit, jeigu neuždarot, nežymėsit. Jo neganimas, tai va čia reikėtų jau būtent išskirti atitinkamus gyvūnus, kurių jūs tuo metu neganot. Tai va kažkoks tai veršelis ar tai susirgo, ar kažkokiai karviai bus reikalinga irgi tenais tai nagų priežiūra, ar tenais sėklinimas, ar kažkokie kitos priežastys dėl neganimo, tai jūs įrašysit būtent tą gyvūno grupę, numerį ar gyvūnų grupę, konkretų gyvūną, tada skaičius, jeigu ten bus jų daugiau negu vienas, ir neganimo data. Tai va kažkokia neganimo data bus ten Liepos 1 dieną ir neganiau dėl kažko, tai ten gal buvo karštas oras ten veršeliam, ar neganėt, kad laukėt veterinaro, kad turėjo atvykti, ar panašiai. Tai va tuos neganimus va čia fiksuojat. Ačiū, bet aš dar norėčiau pasitikslinti, jeigu pas mus yra gyvūnai, kurie tvartas nuolat, jisai yra atviramas, nerišami, kaip tada rašytis sezono pradžia ir pabaiga? Nu tai tikriausiai dabar tie gyvūnai, nu dabar iš tvarto, aš suprantu, išeina į kažkokį tai lauką aptvarą, bet jie per visas ganyklas, nu nekeliauja tikriausiai, ar keliauja pas jūs, ne? Nu, šalia tvarto yra nemaža ganykla. Nu taip, bet vasarą būna į didesnį, į kitus plotus jūs ten genat jos, taip? Nu tai va, tai kai pradėsite tuos kitus plotus gent, jeigu čia ganosi ir ten toliau genasi, tai ir pažymėsit tas datas. Tai mociono dabar nereikia žymėti. Mocionas čia visai kitas yra veiksmas. Tai mocionas yra, jis taikomas tik tais rišamiem galvijam. Tik rišamiem. Tai va, tai čia tada rašosi irgi konkretus gyvūnai, numeriai ir bandos, jeigu visi banda, tai visi rišami, tai visi, jeigu individualus, tai individualiai susižymima ir ten gyvūnų skaičius ir jeigu ten kiekvieną dieną, kada išleidžiat, pažymima, kada yra tinkamos sąlygos, o jeigu neišleidžiat, tai irgi pažymit, kokios tai buvo priežastys to neišleidimo į mociono aikštelę. Tai čia tik tai padaryta tokiems atskiriems čia va šita situacijoms, 3B lentelė yra tik rišamiem tvartiniu laikotarpiu. Tai jeigu pas mus nerišami yra, nuolat gali, tai šitą nereikia ir pildyti. Tikrai taip, ir galit nespausinti jos, jeigu jūs paskui susipalaidė. Prašau. Daugiau gal bus klausimų? Taip. O jeigu išgenam gyvūnus, sakykime, gegužės 1 ir ten parašyta pas jūs buvo lenteliai, bandų skaičius ar galvijų skaičius. Tai ar bandų skaičių rašyti ar galvijų, nes tarkim jie apsiveršiavo laukuose. Tai tas galvijų skaičius keičiasi. Tai tada rašyti ar 3 grupės ar 5 grupės, kaip tą dalyką forminti, kad ten tų lentelių kas mėnesį nerašinėtų. Jo, tai nereikia kas mėnesį, tai rašysit visą bandą, tai jūsų banda kažkokį turi numerį. Tai jeigu yra jūsų 2 bandas turit, tai rašysit 2 bandas, gal vieną ten anksčiau pradėsit, kitą vėliau, skirtingai jas tenais darysit. Jeigu ir rašot bandos numerį ir galvijai ir čianais visi. Visi, prasme, neįskirsit kažkokį tai. O jeigu ten iš 100 kokį 90 tik išginat, tai parašyti visą bandą 90. O tada jau tie konkretus kažkokie, dėl ko įrašysit ir priežastis nurodysit ir datas, dėl ko jūs jų neginat. Aišku, dėkui. Prašau. Klausimas, matau dabar čia, tai Jolanta klausė, buliukų iki 12 mėnesių penėjimui neekologiškų įsigyti negaliu. Taip, jūs tokių buliukų penėjimui aplamai jūs negalite įsigyti iš įprastinio ūkio. Iš įprastinio ūkio galima įsigyti tik veisimo tikslais. Vytautas dar klausė, bet žiemą oro temperatūra angare nukrinta žemiau nulio, nors nepastebėjau, kad gyvūnai stresuotų. Bet ar yra nustatyta žemiausia galima temperatūra avim? Čia klausė tentiniam angare, ar ten galima laikyti ir atitiktų tos minimalius gyvūnų gerovės reikalavimus. Tai aš jau kaip prašiau, kad reglamentai nenumato medžiagų, iš kokių turėtų būti pastatyta gyvūnų laikymo patalpos, taip pat nėra numatyta minimali temperatūra ar maksimali kokia galėtų būti. Tai
numatytas, kaip Nerijus jau pristatė, yra plotas atitinkamas grindų ir kad būtų sausas pagrindas gyvūnam atsigult. Daugiau klausimų gal bus? O kastravimas leidžiamas ar ne? Chirurginis su gumytėm ar koks nors? Kastravimas su gumytėm pagal Lietuvos net įprastinės ūkios, kiek žinau, yra draudžiamas, o fizinis kastravimas, chirurginis, tai yra leidžiamas, ten turėtų būti visi nuskausminamieji ir panašiai, išlaukos. Tai daugiau klausimų negirdžiu iš jūsų, tai ką, ačiū, kad klausėt, kad domitės ir iki kitų susitikimų. Viso geriausio.